Labas visiems, ką šiandien naujas mini projektukas, nedidelis turistinis motociklas, tai yra Java by RVM. Tai čia yra, kaip pasakyti, BMW kopija, 500 kubikų variklis. Tai firma yra argentiniečių su čekais, man atrodo, hybridas, ir variklis yra surinktas, pagamintas Kinijoje. Tai atrodo mocas taip. Neaukštas. Špikiniai ratukai. Stabdžiai Nissin. Nu, žodžiu, ką galiu pasakyti. Tvarkingai padarytas. Kaip pasakyti, žemesnės klasės. Nematau čia labai kažkokių didelių kasiakų. Tai variklis kaip ir kinietiškas, variklio valdymo blokas taip pat kinietiškas. Tokio tipo kompa eina į daugumą kinietiškų modelių, į keturračius, į motociklus, moto, tarkim, šituos segvėjus, ten, nu, žodžiu, ta pati kompo markė, tik tai, žodžiu, programiškai pritaikyta skirtingiam varikliam. Savininkas sakė, su juo jau keliavo nemažai. Tai vat ką, pirminis tikslas sureguliuoti kuro mišinį, kadangi čia yra Euro 5. Tai toks niuansas dabar su lambda zondais ten ir visais kitais reikalais. Dabar, kai pradėjo tikrinti čia tuos CO visus nauja motociklam, tai biškai apsunkina tą visą reguliavimo reikalą, kadangi dalis žmonių nori, kad jie mocas būtų kuo švelnesnis tenai prie mažų gazo padėčių, prie mažo startavimo, pradėjimo važiuoti, tarkim, pirmom pavarom ir panašiai. Tai tą dalyką sunku kartais padaryti, kai yra paliekami lambda zondai ir ta zona, kuri atsakinga tenai už CO patikras ir panašiai, jinai turi būti, tarkim, tokia, kokia turi būti, kad praeitų, žodžiu, nu, technikinė. Tai va, čia yra zondai, jie yra du ant kiekvieno cilindro. Tai čia du cilindrai, bet kiekvieno cilindro pas šitą mocą reguliuoti atskirai galimybės nėra, kadangi kuro sistemos mapas yra tik tai vienas. Jis yra abiem cilindram iš karto. Tai tokia moca gaunasi ir šiek tiek pigiau reguliuoti, negu reikėtų kiekvieną cilindrą atskirai. Tai būna tokių modelių jo, kur, tarkim, arba V forma, arba du cilindrai, bet mapas kuro yra tik tai vienas. Tai va, tokių irgi pasitaiko. Tai gazas čia trosinis yra. Čia va sklindė. Kiek atsukat gazą, tiek ir gaunat. Žodžiu. Tai ką testuosim. Tiesa, čia buvo katalizatoriai. Čia dabar įdėtas deketas. Norėjo žmogus dėti su sportiniu bokeliu, bet kai užsidėjo, jam ten nepatiko, žodžiu, bendras vaizdas ir ten netiko plastikas, dar kažkas. Tai va, toks niuansas. Toliau kitas dalykas. Katalizatorius išėmė, įdėjo deketą, kelnes. Įvyrino lambda zondus, nes ten netiko, kažkokiu kampu buvo negerai tam aftermarket išmetime, turiu omeny. Nu, vat ir tokia situacija. Tai ką, reguliuosim, testuosim ir pamatysit viską, kaip čia ką galima padaryti tokioj konfiguracijai. Stokinis bakelis, stokinis filtras ir deketas. Tai ką norėjau pasakyti prieš varant mocus, apsižiūrėkit, pasistatykit motociklą tiesiai ir žiūrėkit, ar yra tepalų. Tokiam stovė, nu, neatvarykit.
nei ten ant pusės, nei ten biški žemiau turiu omeny, va čia jeigu minimumas reiškia viskas ok, nu ne ok. Varant ten reguliuoti ar kažką, vis tiek mocas maksimaliom apkrovom bus, kaip pasakyti, drožiamas, tai turėkit omeny, kad tepalo būtų, žodžiu, ant viršutinės normos. Nu, va, tarkim, atvažiavo motociklą, paliko, nėra tepalų. Viskas, darbas sustoja, nėra ką daryti, dėl to, kad, nu, iš kur tu tepalų paimsi. Kiekvienas pilasi kitokius, čia pas mane nėra pristatyta lentynose, o gal reikėtų iš tikro taip daryti, turėti įvairių markių tepalų, dasipilimui visokiam ir panašiai, jeigu žmonės ten populiariausius kažkokius naudoja, matulų ar dar kažką. Tai vat, nu ką, vietoj tik tokių pavyko gauti tepalų, likvimolį, bet standartas tas pats, madu. Keturtakčiams varikliams 10V40 pilna sintetika. Nu va čia Moto2, Moto3 naudoja atseit juos, kaip ir turėtų būti geri. Tai čia supiltas yra šelas, bet jo trūksta, žodžiu, nežinau kiek čia supilsim, pamatysim. Tai garlavyną, nu tokioj vietoj be ryšio kažkokioj. Čia kodėl nepadarėjai viršui, java. Bet motulį tai mokinkis iš likvimolį. O šitą dalyką išmok padaryti. Tokį ne visada eina rasti vietoj. Įpilti iš bankės irgi. Šonų čia yra be šansų. Tai vat, mažas, bet geras daiktas. Nu ką, protestavau, žodžiu. Visas gazo padėtis, patikrinau kaip kūras ir panašiai. Kai kur buvo gana neblogai standarte, kai kur po to standarte, tai turiu minėjau ten po tų D4 visų kitų reikalų. Kai kur nelabai gerai jau buvo biški, toksai pavojingas liesas mišinys. Tai žmogus turbūt dar jisai nebandė net šiemet normaliai važiuoti po to, kai jisai pakeitė, žodžiu, tą išmetimą. Tai čia yra maksimalus galingumas. Buvo KEM 8, tenais KEM 7. Tuose vat ribose čia pats geriausias, kokį pavyko išpešti. Nu čia turiu menį jau dabar, kuris yra kūras. O čia yra sureguliuotas, žodžiu, normos ribose. Tai, nu, tikslas, aišku, kai visada norisi ir tą galingumą padidinti, bet pirmoje vietoje, tai kaip ir visada sakiau, yra sureguliuoti kūrą, kad tas mocas būtų nebūtinai šitas aplamai, bet koks, kad jisai būtų labiau, lengviau, maloniau valdomas. Ten ta 1-2 arklio galės, ten tokios, nu, didelio vaidmens jinai nelošia, bendram vaizde turiu menį, bet bonusas visą laiką yra geras. Tai vat mišinys čia po D4. Kaip kitam variante būtų, nežinau, turiu menį su kitokia modifikacija išmetimo ir panašiai, bet vat būtent su tiesiu bakeliu turiu menį, jeigu įdėtų tiesų bakelį, ne standartinį, kuris yra dabar. Tai va toks va mišinys. Nu čia blemba, kaip pasakyti, komforto tikrai neprideda ir variklis labiau turėtų kaisti. Nu čia prie maksimalių apkrovų toks mišinys lambda 1 ir daugiau kaip ir tikrai jau nėra jisai saugus. Tai vat, dasidėjo čia šiek tiek. 3, 5, 6. Tai dasidėjo, tai turiu omeny po D4, vat kaip nežinau, kaip standarte būtų buvę, tarkim, atvarė žmogus su standartiniu išmetimu pilnai, ištestavom, tada ten dedam šitą D4, ten ar išmetimą, ar kelnes, ar dar kažką, ir tada jau testuojam dar kartą, darom. Tai būtų pats objektyviausias variantas, bet jau, nežinau, 99% žmonių nori susidėti patys, nenori mokėti papildomai ten už tos mechaninius visus darbus ten ir taip toliau. Kažkaip, nu, nežinau, pasižiūriu kokius video, kokios Amerikos ar kur, tai ten žmogus jisai nieko nedaro, jisai atvarė,
paliko ten dalis, ar liepė nupirkti dalis ir darykit projektą kažkokį. Tai tada tie skaičiai tokie labiau objektyvesni būtų. Vat, visiškas standartas ir tada sudėjai, ir tada darai, ir tada matai, ką tu ten tikrai gali išpešti. Tai va, o čia tokių biški nežinomųjų yra. Tai va, parodysiu porą kitų gazo padėčių. Tai čia viena iš aukštesnių gazo padėčių irgi. Tai kūras labai panašiai kaip ir ant maksimalaus gazo irgi, vat, matot, smarkiai per mažai kūro. Ir skaičiams iš karto, vat, pažiūrėkit, atsiliepia kiek. Nu, buvo tarkim tram 3, dabar kem 6. Kem 8, 14. Žodžiu, tai vat, kūras normos ribose, išlygintas taip pat. Newtonų taip pat dasidėjo. Va, matot, kaip pavyzdys. Tarkim, matot, per lieso mišinio duobė, tai yra kalnas, ne duobė. Ir toj pačioj vietoj va čia yra duobė iš karto atsiranda. Tipo korekcijos nėra, va tas galios perdavimas, nu tikrai gražus linijinis gaunasi. Yra midrange'as, pusė gazo atsukimo lygiai. Tai kūras čia buvo geresnis, tikrai jau čia negu aukštesnėse gazo padėtyse. Tai bet vis tiek vat, išlygintas. Nu kai kur riebiau, ten tokių yra vietų, bet skirtumo čia nėra daug. Porą arklių. Tai midrange šiek tiek, tai kaip ir sakiau, čia tikslas yra, kaip pasakyti, padaryti tą mocą kuo švelnesnį, kad jisai švelniau važiuotų. Ne ten iš jo laužti kažkokią. Ne tas čia variantas. Nu čia viena iš mažų gazo padėčių. Čia mišinys taip pat buvo irgi per liesas visur. Tai, ką noriu pasakyti, kaip ir kažkuriam video susakęs, kad gamintojai dažnai padaro taip, kad jūs atsukat atsukat rankeną ir laikot statiškai, bet apsukas automatiškai kyla. Tai važiuojant kelyje, tokio efekto kaip ir nėra, aš manau. Toks efektas tikrai yra tik tai ant stendo matuojant. Dėl statinių sąlygų turiu omeny. Tai atsukę ten, nežinau, čiučiut gazą, jūs tikrai nelaukėt, kad jums tenai užkiltų apsukos iki 10 000. Tai jūs galit sureikšminti tik tai žemesnį diapazoną. Pačio maksimalaus galit, kaip pasakyti, nebūtinai sureikšminti, kadangi čia yra maža gazo padėtis, jūs duosit daugiau apsukų, perinksit vėliau ten, žodžiu, ir panašiai. Tai bet, nu, prieaugis yra čia 4 arkliai maksimaliam. Tas pikas persikelia iš galo į priekį, tai turėtų nuo apačios jisai geriau šiek tiek traukt. Nu, Newtonų tai čia smarkiai dasidėjo pradžioj.